Sveiki, šį kartą mano laida bus visiškai kitokia. Mama užsimanė purškiklio sodams. Pati eidavo į turgų, prašydavo vyrų, kad sudėtų, bet pardavėjai sakydavo, ne, pirk tokį, pati susidėsi arba prašyk kada nors. Ir jie niekada nedrįso nusipirkti pati. Kadangi dabar vieši pas mane svečiuose, sakau, nusipirkim, pasižiūrėsim, gi ne kažkoks tai aukštasis mokslas, kad čia jau reikėtų jau tokio mokytis universitetuose surinkti purškiklį. Ir pažiūrėjom atsiliepimus, kaimynas praėjo, juokėsi, kad čia filmuoju, nes langus prasidariau, kad būtų daugiau šviesos, bet biškį vėluoju, saulės nėra. Taigi, atsiliepimuose buvo parašyta, kad instrukcija yra tikrai maža ir neišsami ir labai sunku surinkti. Taigi, pagalvoju, na gerai, moteriškė, nieko nenusimanau, bet pabandykim, ar įmanoma surinkti šitą purškiklį, ar iš tikrųjų čia reikia jau prašyti vyrų komandos, kad jį surinktum ir čia mes galėtumėm jį naudoti. Aš nereklamuoju nieko, čia paprasčiausias purškiklis yra 12 litrų, kad galėtumėm pakelti, kad nebūtų sunku. Ir čia kažkokį išrinkom Kreator, gali būti kažkoks kitas, žiūrim. Taigi, ką mes čia turim? Turim štai žarną. Turim patį purškiklį. Ir turim kažkokius porą metalo gabalų. Dar kažkas čia mėtus. Dėžė tuščia. Aš ją pasidėsiu čia prieš akis, kad matyčiau, kaip tas purškiklis turi atrodyti galų gale. Na, čia viena pusė jums, viena man. Šiek tiek. Nes filmuoju savo salone, neturiu vietos, laukia šalta. Taigi, instrukcijos kol kas nematau ir detalių trūksta. Čia parašyta, kad yra 4 antgaliai, sietelis. Kol kas jų nėra, ieškom toliau. Sietelis yra. Yra ir instrukcija ir dar kažkas. Taip, instrukcija yra. Ir matau, antgaliukai taip pat yra. Gerai. Instrukcijos visom kalbom, aišku, išskyrus lietuvių. Bet čia ne problema, bandysim iš bendro išsilavinimo kažką tai padaryti, ar ne? Šiaip įdomu, ar sugebėsiu surinkti jį, visiškai neskaičius instrukcijos, ar iš tikrųjų čia taip sudėtinga. Taip, čia yra ant nugaros. Natūralu, kad čia reikia kažkur tai užkabinti. Turbūt čia taip paprastai. Laikosi. Užkabinau čia paprasčiausiai ant tų, nežinau, gal kažkur kitur, bet kam čia šitie nežinau. Bet užkabinau čia paprasčiausiai ant dugno. Šitas turbūt gali eiti iš karto čia turbūt nieko nereikia. Taip, žiūrim, kas čia yra, kokie antgaliai ir kokios detalės. Taip, kaip ir sakė, yra 4 antgaliukai. Na ir čia krūva visokių detalių. Kažkokie smeigtukai kaip į plaukus, nežinau kam jie.
Čia kažkokios tarpinės juodos. Čia kažkas tai tokio. Ai, čia laikyti šitos sandėliavimui, kažkur tai užkabinti. Gerai, patau. Razbiriomsi. Kas toliau? Turbūt imam sunkiausią artileriją, imam štai šitą daiktą ir kišam į skylę šone. Taip. Šitas turi būti čia, šitoj pusėje, nes kai bus paišuojam ant nugaros, tai pompavimas bus čia. Taip, dabar šitas eina čia skylė, kišam čia. Dabar turbūt čia laikiklis yra tam laikyti. Ne, čia taip laikyti. Tai šitą reikia kišti čia kažkur. Taip. Įleis klauką. Nelenda man čia taip, kaip norėjau. Gal čia jis taip lenda. Taip lenda. Ok. Kišam atgal. Liuks. Taip, šitas dabar kažkaip tai juda. Čia turbūt yra tokia skylutė. Atnešiu arčiau. Pasižiūrėti. Čia yra skylutė. Oi. Tai turbūt su tais mygtukais reikia užfiksuoti. Ir čia yra skylutė. Tuoj, susifiksuosim. Nejuda, gerai, dabar čia. Čia biškį reikia replio ir žnyplių užfiksuoti, paskui sutvarkysim. Okay. Taip. Gerai, imam dabar šituos, čia reikia sujungti čia. Šitas eina. Čia turbūt šitas tarpinės eina čia. Pažiūrėsim, ar telpa. O gal ne? Čia kažkoks tai yra bumbulas, gal čia nereikia. Tuoj. Šiaip stipriau košės pavalgyti. Gerai, tai įkišam, čia užfiksuojam. Gerai, dabar šitas galas eina, turbūt reikės purškiklį, tai taip. Ne. Pirma čia, paskui čia tokia tarpinė, aš įsivaizduoju, jas reikia dėti čia, nežinau kur.
nes daugiau nėra kur. Sukam. Kažkaip nenori suktis. Bandom dar. Ok, yra. Dabar šita pusė. Taip, pirma tas. Paskui šitas. Na ir antgalis, turbūt standartinį paimsiu mažiausią, kad čia mažiau terliotis. Ir nu, kažkaip tai. Yra angaliukas ant galo. Na ir liko krūva detalių dar. Čia yra purškikliai. Nu, mums tik vieno reikia. Čia šitas, pora smeigtukų, kelios tarpinės, čia kažkokie žiedeliai ir čia šitie. Nu, žiūrėsim, kur juos pridėti. Taip, nu, turbūt reikės jų instrukciją pasiskaityti, nes kitaip tai nežinau. Iš tikrųjų, instrukcija labai trumpa. 1 puslapis. Tikrai nelabai ką rašo, tai... O! Čia yra visos detalės galutiniam puslapį. Ir rašo, kad štai kelios detalės, jų nereikia, jas yra kaip atsarginės. Tai šitos detalės yra kaip atsarginės, o šitos turėtų būti sumontuotos. Na, ai ne, čia šitos visos yra, čia yra atsarginės. Atimsim atsarginės ir žiūrėsim, ką aš esu neįdėjus. Taip. 2, 3, 2. Aha, gerai. Man liko 2 tokie fiksatoriai ir 1 toks žiedelis. Taip. Žiedelį aš galvoju uždėsim čia. Kad šitas nelėktų lauk. Nu ir gal čia. Nežinau kam. Nestovi iš čia man. Aha, čia yra tokia skylutė, kurią reikia įkišti. O čia skylučių nėra. Vienu žodžiu. Biški ne čia. O taip norėjau, kad viskas būtų gerai. Taip. Yra, čia skylutė yra. Taip, vienas tikrai yra čia. O kitas tai nežinau. Pasiduodu. Pasiduodu, vienu žodžiu, liko man 2 detalės. Štai toks žiedelis ir štai toks fiksatorius. Kur jas dėti nežinau, jau, ką žinot, parašykit man komentaruose. Na, o dabar einam žiūrėti, ar pavyko man sudėti ar ne, ar purškėsi kas nors.
Nu ką, bandom. Na kągi, ekipuotė pasiruošta. Užsidėjau. Prisipuikuosim ir žiūrim, kur gausis. Dirba.